Sveiki visi, su jumis Artūras ir man iš tikrųjų iškilo šiokia tokia idėja mūsų kanalui. Tai yra sukurti grojaraštį pavadinimu klausimai atsakymai, kuriame, tarkime, kas savaitę būtų keliami vaizdo įrašai su jūsų dažniausiai užduodamais klausimais ir atsakymais į juos. Tai iš tikrųjų, manau, tai būtų toks abipusiškas dalykas, nes tai yra naudinga būtų ir mums, ir jums. Tai jums visų pirma būtų naudinga dėl to, kad vienoje vietoje jūs turėsite visus dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais į tos klausimus. Na, o mums tai būtų iš tikrųjų taip pat naudinga, nes dažnai pasitaiko tokių klausimų, kurie kartojasi ir mums iš tikrųjų yra sunku atsakyti į pasikartojančius klausimus, dėl to kartais galbūt neatsakome, kartais galbūt apskritai praleidžiame kažkokius klausimus. Na, o dabar, kai norime įgyvendinti šią idėją, tai į jūsų klausimus žiūrėsime kiek rimčiau, juos, sakykime, rušiuosime ir dažniausiai pasikartojančius arba tiesiog aktualiausius galbūt mes minėsime būtent tose vaizdo įrašuose ir atsakysime į juos. Tai iš tikrųjų, jeigu palaikote tokią idėją, tai atsiliepkite komentaruose ir, na, jeigu palaikote, galite jau pradėti klausinėti realiai, kad ir po šio vaizdo įrašu. Na ir manau, po kokios savaitės, manau, išvysime pirmą vaizdo įrašą su atsakymais į jūsų klausimus. Tai tiek šiam kartui, ačiū už dėmesį ir iki.